Tai sveiki visi, kas žinot mane, tas mane žinot, kas manęs nežino, tas manęs nežino, tai kad žinotumėt mane, tai esu Benas. Ir nusipirkau kamerą ir noriu tiesiog pradėti dokumentuoti, ką aš čia veikiu gyvenime. Šiuo metu esu 6 mėnesiai Australijai. Tai vykstu į UFC 312 Sidnėjui. Pamatysim, kaip viskas atrodo gyvai, niekad nebuvau. Tai gal nebuvot ir jūs ir visat buvo įdomu, kas ten kaip vyksta. Tai viską pamatysit toliau. Atvykom ką tik į oro uostą, mažiukas, visai nedidelis, išlaipino mus iš taksi. Einam pasidarom check-iną ir skrisim į Sidnėjų. Praėjom ką tik apsaugas, turim 21 vartus, skrydis VA500. Tai keliaujam link varto ir sėsime lėktuvą. Kelionė prasideda. Ankstyvas rytas Australijoje. Va mūsų lėktuvas. Švartuosimės ir skrisim, viskas. Pasimatysim Sidnėjui. Prieš gerų 15 minučių nusileidom su lėktuvu, pavažiavom su traukiniu, dar kokių 10 minučių ir esam pačiam centre. Einam pasižvalgyti po miestą, kas čia vyksta. Taigi mūsų viešbutukas, vonios kambarys. Čia visai neblogas viešbutis, esam ganėtinai patenkinti. Virtuvėlė šiokia tokia, kavos aparatas. Čia vaizdukas pro langą. Miegamasis. Čia svetainė. 29 aukštas, tai visai nežemai. Tokie vaizdai, visai faini. O UFC vyks. Kažkur tai va ten. Labas rytas. Diena numeris 2. Atsikėlėm 7 ryto. Vakar buvom biškai pasivaikščiot. Pasižiūrėjom porą vietų, bet pradėjo lyt. Tai labai ilgai neusibuvom, nuėjom į barą, porą kokteiliukų išgerom. O šiandien UFC. Už valandas išvažiuojam, reikia eit praustis, ruoštis. Ir lauksim įspūdžių. Šiaip nesu kavą gerintis žmogus. Bet pamaniau šiandien leisiu savo tikrai. Visai nemažai eilutė susirinkus, daug žmonių. Bet
liūdniausia žinia, kad negalima bus su kamera, tai jau iškart pasakė. Ir viskas, toliau jau bus pafilmuota tik tai iš telefono greičiausiai. Tai čia yra eilė, kad nusifotkint su Tuivasa. Ten yra būdelė. Ir va tiek va žmonių laukia. Tai jo, šiaip gal ir norėčiau nuotraukos, bet nežinau, ar aš noriu tiek laukti. Lithuania, Thank you, man. Žiauriai stegęs pilvas, ką galiu pasakyti. Tai taip atrodo vaizdas iš arenos vidaus. Už kokių 10 gerų minučių turėtų jau prasidėti kardas. Šiaip vietos visai neblogos. Per kamerą gal atrodo prašiau, bet matomumas geras, tai visai patenkintas. Introducing first, Arjen Eldenkorn. The belongs only to 7 years. One more. His opponent, Arjen
Tai sveiki visi, jau praėjo para po UFC, aš grįžau namo, įsimiegojau, atsikėliau ir galvoju, kad būtų pats laikas aptart viską, ką ten išgyvenom, kokios buvo emocijos, kas patiko, kas nepatiko. Žodžiu, pasidalinti visą patirtim su jumis. Trūko vienos didesnės kovos main card'e, kažkiek nuvylė main eventas, apskritai prieš perkant bilietus tikėjausi daug kitokių kovų, kurios galėjo įvykti vietoj dabartinių. O jeigu sulyginsim UFC 312 su 311 ir artėjančių 313, gali jaustis kažkiek nusiminęs. Abu kardai, gal 313 dar nėra taip gerai sustekintas, bet vis tiek dvi pagrindinės kovos žiaurios turėtų būti. Tai jaučiuosi biški nusivylęs, bet šiaip, kaip pirmam kartui, gal ar neblogai. Atmosfera prie arenų. Groja muzika, vyksta kažkokios veiklos, gali nueiti, nežinau, pasifotkinti su kovotojais, gali eiti pramušti kriaušytę, gali merčo apsipirkti. Ta prasme, nežinau, groja muzika, viskas ganėtinai fainai. Tai šita vieta patiko ir labai gerai nutikė areną. Nežinau, gal kažkiek įtakos turėjo, kad aš buvau gerai nusiteikęs, bet šitas man patiko. Pats save prigavau 8% laiko žiūrint tiesiog į kubą, nors apačioje ringas, bet tiesiog iš bendro įpratimo. Matai šiek tiek geresnį vaizdą ir ta tiesiog lydi į tavo pastovų žiūrėjimą į kubą. Nežinau, gal kitiems žmonėms kitaip, bet man čia buvo didžiausia problema. Dar vienas svarbus dalykas – sirgalių įsitraukimas. Per kai kurios kovas, tarkim per moterų prilimsų, ten kažkurią kovą. Buvo taip tylu, jog realiai pradėjau žiovauti, jaust nuovargį. Šiaip visa arena tylėjo ir tada toks labai keistas jausmas, gal dėl to, kad pats buvęs Žalgirio, tarkim, varžybose, kur tikrai atmosfera vis nebloga ganėtinai būna. Tai gal man dėl šito atrodo, kad buvo kiek prasčiau čia Australijoje. Jeigu kažkas galvojat varyt, arba gal esat buvę Anglijoje UFC, nes esu girdėjęs, kad tas, kas yra buvęs Anglijoje, tai labai patiko, nes žiauriai daug energijos publika atiduoda. Tai dabar bendras vertinimas apie UFC. Tai nenoriu nuskambėti kažkoks labai nepatenkintas žmogus ar dar kažkaip, bet bendram kontekste vertinčiau kardą tarp 6 ir 7. Tai taip vertinčiau UFC 312, o ką apie UFC 312 manot jūs? Parašykit komentaruose savo nuomonės. Gal turim daugiau žmonių, kas yra buvę iš lietuvių gyvai UFC. Parašykit, kaip buvo jums, ar patiko, ar dar kada nors žadat varyti, ar tiesiog galvojat, kad neverta ir nuo to laiko žiūrit tik per ekranus. Tai šiam kartui tiek. Su jumis buvau aš, Benas, ir nežinau. Iki kitų kartų.